Momentas, kada nusprendžiau, kad stosiu į VDU, tai buvo, kuomet dalyvavau istorijos olimpiadoje. Gavau klausimą, kurį užduoda turbūt kiekvienas suaugęs žmogus 12-okui, tai kuo norėtum būti. Papasakau savo lūkesčius, savo norus ir gavau labai gerą patarimą, kad įmanoma istoriją ir psichologiją sujungti į vieną dalyką. Taip ir pasirinkau stoti į edukologijos studijas, ten, kur galiu sujungti tiek istoriją, tiek psichologiją ir tiek turėti galimybę pasakoti apie istoriją ir bendrauti su žmonėmis. Įstojęs į Vytauto Didžiojo universitetą, galvojau, kad įgysiu istorijos mokytojo diplomą ir istoriko diplomą. Bet gavosi taip, kad turėjau įvairiausių patirčių, kuriuose galėjau save išbandyti universiteto pilietinėme gyvenime, renginių organizavime ir įvairiausiose kitose veiklose. Praktikos buvo tikrai pakankamai. Keliaudavom į mokyklas, tai 3 pedagoginės praktikos. Turėjom istorijos studijų 2 praktikas, teko dalyvauti archeologiniuose kasinėjimuose, ieškojome Pabaisko mūšio karių kapų. Tada antrame kurse teko patirti etnografinę praktiką, keliavom į nedidelį Lietuvos miestelį Dotnuvą, ten lankėme žmonės, bandėme išsiaiškinti, kuo žmonės gyvena. Grįžęs į pirmą studijų dieną, pasakyčiau savo, tęsk toliau, esi geroje vietoje.